manęs nesupranti. Juk aš su juo gyvenu, aš jį myliu. Poli? Nu taip. Melas yra yda tik tuomet, kai jis kuria blogį. Tiesa, 2 dalių psichologinė komedija pasakojanti apie 2 sutuoktinių porų santykius įstrigusius meilės keturkampyje. Pjesė vadinasi Tiesa, o iš tikrųjų tai yra apie melą, bet melas tai yra antra pusė, tai yra šešėlinė, taip sakant, tiesa. Melas, tiesa, čia yra toks renesansinis požiūris į šitą dalyką, čia ne tai, kad meluoti yra blogai, sakykime, tai jokių būdų nėra pasmerkimas melo, ar kad reikia gyventi dorovingai. Tai yra spektaklis iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, neišsakymų į kažkokių idėjų, bet paprasčiausiai skanaus tokio, kaip čia pasakyti, patiekalo, gerai padaryta ir aš manau, kad turbūt mes sugebėjom ir gerai suvaidinti, tai yra sugebėsim gerai suvaidinti šitą pjesę. Ir aš manau, kad tai žiūrovams turėtų būti labai įdomu. O aš manau, kad būtų daug geriau, jeigu mes visi vieni kitiems atskleistume tiesą. Tai būtų košmaras, Alis. Jeigu žmonės staiga nustotų vieni kitiems meluoti, tai pasaulį iš viso neliktų susituokusių porų. Tai būtų tam tikra prasme civilizacijos galas. Iš viso nėra neigiamų personažų, bet nėra ir teigiamų personažų. Taip, yra, būtent mes pavadinom psichologinę komediją, nes turbūt šitas psichologizmas šičia yra labai svarbus ir labai turi didelę, kaip čia pasakyti, motivaciją. Būtent psichologinė motivacija yra labai didelė. Tiesa, tai šiuolaikinė komedija pilna elegantiško humoro, grakščių sąmojų ir nenuspėjamų siužeto vingių. Yra tam tikras ir detektyvinis elementas šitoj pjesei, kurį mes turbūt spektaklį kažkiek paryškinom. Taip, kad iki paskutinės akimirkos neaišku, kaip yra iš tikrųjų, ir turbūt neaišku ir po paskutinės akimirkos, lygiai taip pat. Ir aš manau, kad tai yra turbūt irgi tam tikras pliusas šitos pjesės. Tai yra mano personažui atrodo, kad aš valdau situaciją, viską, kad aš čia kuriu pastatus melo, fantazijų, išsukinėjimų, paskui paaiškėja, kad aš esu durniaus vietoje, visi kiti viską žino, aš vienas nieko nežinau. Ir viskas tas detektyvinis pradas, kadangi čia viskas rutuliuojasi. Na, žodžiu, yra 2 šeimyninės poros, kurios, kaip paaiškėja, yra kryžminiai meilužiai. Premjera Tiesa Kauno Kamerinėme teatre spalio 6, 12 ir 13 dienomis. Tai va, aš sakau, aš mačiau Alis jos kabinete, mes pasikalbėjom. Ir jie man pasakė, kad jūs taip pat kalbėjotės. Nu, tą naktį, tai ir aš pagalvojau, kad ir mums reikia pasikalbėti apie tai, apie ką jūs kalbėjotės. Tu gali kalbėti aiškiau?